dar vieno žmogaus. Gerai. Sveiki visi. Čia tokį vieną dalyką propaguoju, tai nes tiek, kiek jūsų ateina čia, viskas yra ok, bet aš suprantu, kad tie, kurie negalėjo ateiti, jie gali per Facebook Live stebėti viską. Tai va, Saulius man čia padės. Jis bus stovas. Jisai bus kaip stovas. Na, Ta pusė? Kaip jau tik nori. Gerai. Ne, tai tu dabar save. Okay. Tai sveiki visi, Saulius Bagdonas. Labą dieną visi. Žiūrėkit, man patinka jūs matyti, bet aš noriu šiek tiek jūs suaktyvinti, gerai? Tai tie, kas sėdite kraštuose, tikrai matau, kad jau ten kėdžių neužlenksit, nebent sulaužysit, gerai? Bet jeigu jūs ką, gali pasislinkti per vieną, pakelti savo tą atlašą ir atsistokit. Tai? Važiuojam. Atsistojam šiek tiek, įsijudinsim tokį greitą padarysim. Nes jūs dabar kiek sėdėjo? 40 minučių, ne? Bet kas kažkiek tai laiko jūs turite atsistoti. Pusantros valandos, žmogau. Pusantros valandos, tai tuo labiau. Gerai, tai ką dabar padarysim? Tokį pašokinę. Įsikratų, žiūrėkit, neįsitempkit, atpalaiduokit rankas, tokia medūza visiška. Jeigu aš nekalbėčiau ir mano veido raumenys neįsitemptų, tai būtų maždaug. Tai galvos nenusitraukit, gerai? Rankas. Špurkit, stipriai. Dabar, kai šitą darysit, neužloškit savo kolegai, gerai pašitą. Gerai. Aš negaliu. Ranka į priekį ir šitaip. Trenkėt, apsuka delną. Štai, šitaus. Aktyvinam kraujotaką, gerai, nes kitaip jūs čia užsistovėjęs, pradėsiu kalbėti, aš kalbu nuobodžiai, užmigsit. Tai reikia šiek tiek atsibusti. Gerai, čia. Patrinam. O čia jojam per tiltelį. O čia joja normalus arklys, ne? Gerai, priešus dar patrinam. Ir čia yra žolė. Kai aš joju per žolę, tai toks garsas. Dabar pasiemat ir savo kaklą, tai normaliai stipriai patrinat į vieną. Į kitą, gerai. Nes visur užsistovėjęs. Diagonys nevaikšto, nes jūs sėdit, kraujotaką reikia aktyvinti. Gerai, dar. Jau šilčiau. Čia. Merginas nieks nenubėjęs, nebijot. Gerai. Ausis patrinam. Jau žiūri 150. Žinokit, aš čia neim darau, aš čia savo darau. Nes aš visada, kai ateinu į paskaitą, jūs galite atsisėti. Dėkui labai. Aš kai visada ateinu į paskaitą ir ar kokį pranešimą skaityti. Aš tokį kažkurioje vietoje, kai man lieka kokį porą šimtų metrų iki pastato, man toks adrenalinas, bum. Nu gerai, atėjo, ką toliau daryti. Tai nieko, galima ateiti ir išjudinti kolektyvą. Aš dar visokių daugiau nesąmonių darau, kad būtų dar daugiau žvengų ir dar daugiau gėdos. Tie, kurie susirinko, nu kaip pavyzdžiui, reikia vienas kitam antakius masažuoti arba ausis masažuoti, ne to nedarėm. Bet tada aš labai daug juokiuosi ir man kažkur mano adrenalinas ir mano kažkokia tokia pradinė baimė dingsta. Labai gera tema šiandien, bet nežinau, ar noriu apie ją šnekėti. Nes sėkmės herojų istorijos. Mano istorija dar tęsiasi. Jinai nėra taip, kad jinai buvo pradėta ir pabaigta viskas. Aš esu sėkmės herojus ir dabar nieko nebeveikiu, tik tai tą ir darau, kad važinėju po pasaulį, po Lietuvą ir tik tai skaitau savo sėkmės istoriją, ne? Nes jinai dar tikrai neužbaigta. Ir jeigu pasižiūrėtumėte ten didžiausius kalbėtojus arba didžiausius verslininkus pasaulio, Tony Robbinsas, ten Elonas Muskas, dar kažkas, jie nuolat procese. Tai mano neišbaigta sėkmės istorija. Toliau dar vienas žodis, kuris čia buvo užrašytas, tai gerai išgirsti, jūs išgirsit. Aš labiau norėsiu įsitraukti į tai, kad jūs aktyviau dalyvautumėt, negu kad aš pasakočiau. Nes kitokiu atveju dar kartą sakau, nuobodžiai pasakoju, jūs užmigsit. Bandyk. Žodis bandyk, čia visiškai ne organizatoriam akmenėlis, bet šiaip, ką reiškia bandyti? Ką reiškia bandyti? Bandau mesti tą butelį. Ir bandau visą laiką, ir tą bandau, ir neišmetu. Metu butelį. Ir metu. Ir va šitas momentas, kai jūs suprasit, kad bandyti ir daryti yra labai didelis skirtumas. Žmonės sako, va pavyzdžiui, kai jums sakau, Sauliau, gal padarom mokymus kartu, jisai sako, pabandom.
Jisai man sako, pabandom, man jau aišku, ką jisai sako. Jisai šiek tiek kratosi atsakomybės. Šiaip mintyse turėjo, kad gal jis iš tikrųjų nenori su manim jų daryti, nes pasipilna visokių planų, bet jisai tipo, gal su Ignu būtų visai gerai padaryti, nes galbūt daug žmonių ateitų, čia kažkaip ten uždirbtume pinigėlių, bet aš neturiu laiko, bet iš tikrųjų gal nenoriu, nes iš tikrųjų Ignas man labai patinka. Aš jau pas jau pabandom. Tai jeigu aš tai pabandom, nu ir mes ten taip tampame su pabandom, vis čia pabandom, pavyko, nepavyko, darom. Bet jeigu aš žinau, ką reiškia tas žodis pabandom, aš jam sakau. Darom. Jisai nežinau, aš čia tikrai noriu. Nu, pabandom. Sakau, ne, melasis, darom. Kada darom? Dabar darom, rytoj darom, kada? Sakyk man datą. O aš žinau, jis toks geras trintukas, jisai tipo, nu, davai čia po 2 mėnesių. Gerai, kokia diena, kokia data? Kas susirinks, kas ko ateis mūsų paklausyti. Tai šitą žodį pabandom, aš tiesiog paveršiu kitų žodžių. Tai čia turėtų būti taip. Besitęsiančios sėkmės herojų istorijos, išgirsk ir padaryk. Išgirsk ir padaryk. Iš karto išgirdau, nuėjau, pasižiūrėjau, ar tai yra realybėje veikiantis dalykas. Išgirsit milijonų istorijų per savo gyvenimą, jeigu per praktiką nepraleisit, tai bus tik teorija. Ir jūs žinosit, kad jinai veikia. Aš ką tik grįžau iš 10 dienų festivalį, Masters of Com, 60 lektorių, 250 paskaitų, gyvenom palapinėse ir praeitais metais pabėgo nuo vieno nerealaus tokio, lektoriaus, kuris daro nulinimo praktiką. Kaip tai vyksta? Tu atsiguli į žemę, jis tokį iškasęs yra žemė, po žemė tokia, tokia dėžė, vat, kad aš atsigulčiau, ne? Ir tokia, neturėjau kada, tokia dėžė. Jinai yra uždėta lentom, pripilta daug smėlio ir yra tokia nedidelė anga įlysti į vidų. Ir jis ten uždeda dar vieną lentą ir ten užkasa. Ir tu ten guli valandą, 2, 3. Šiaip klausant, tipo, wow, geras, čia tai būtų gyvenimo iššūkis. Eina savo padaryčiau, užsiko, aš įsivaizduoju. O čia kaip čia? Vat taip kaip tave laidoja, visi matęs, ne, va ten nuleidžia karstą, ten pagula žmogų, nuleidžia karstą ir tada toks kasa. Kai tau apie tai tik tai pasakoja, pabandom. Tai tu tipo, blemba geras, tikrai galėčiau, tikrai fainai būtų. Kai tu atsiguli ten, tai iš tavęs pralyst tavo visi velniai, visos baimės. Aš įlindau į vidų, o aš drąsuolis, eina savo adrenalino pas mane pilnas kelias, atėjau. Jo, eisiu, ėjau visiem masteriam, apsiskelbiau, eisiu užsikast. Ir štai akimirką ateinu. Ir jisai stovi, laukia su to kastuvu, žinai, jis tokia baržda, turi plaukus, toks pilos atsikišęs pasirinkai. Jis toks, vat, užkasėjęs, žinai, liktai dirbtų. Duokasys, jo, liktai dirbtų ten kažkur laidotuvėse. Ir mes su juo kalbam, sakau, klausyk, aš tikrai užsikasiu, jisai sako, jo, tai tu įlys pasižiūrėk, ar tau ten užteks vietos. Iš tikrųjų, nebūtinai reikia gulėti, tu gali ir atsisėsti, bet šitų aukštas labai visi, tai gali būti, kad tau neužteks vietos, jeigu ką aš tau duobę pagilinsiu. Aš sakau, jo, drąsiai, bet taip, kaip pasakiau, taip ir nes aš bandau. Aš kažkiek darau, bet tuoj palaukit. Ir aš iššoku į vidų, taip priekiu guliu, čia visur molis, taip žinai, žemė. Aš taip apsisuku, žiūriu priekį, šviesa, ir toks, sako, tai dabar pabandyk išlįst, atsisėžinai, nes, tu būsi uždarytas. Tai aš taip galvoju, taip kažkaip nugarą atsiremia į žemę ir man tokia panika viduj. Seniai, tau čia nėra vietos. Tu neapsisuksi, tu įsivaizduoji, būsi uždarytas ten, tu tikrai neapsisuksi. Ir aš toks, tikrai neapsisuksiu. Ir taip lendu, žinai, brūžinasi, atsisėdu, taip išlendu ir va taip, žemė ir va mano galva, taip, žodžiu, dar tiek gilinti reikėjo. Ir man pareina žinutė iš mano, pabandom, vidinio aš. Jisai sako, tu neisi čia. Tikrai neįsi. Žinok, jeigu tu įlysi, aš ten tai pradėsiu panikuoti, kad tu net neįsivaizduoji. Aš toksai... O jisai man, jisai kietas ir jisai pasižiūrėjo man į akis ir pamatė baimę. Ir aš taip atsisėdau, tipo vėl kietas, čia kažką jisai gilina tą duobę. Kažką su manim kalba. O man vienintelė mintis, jau pabandom, man lenda labai stipriai, nepadarom, pabandom. Man vienintelė mintis, kaip jam gražiai pasakyti, kad aš nenoriu čia lysti. O čia man gražiai jam pasakyti, negražiai, kažkaip atsistoti, drastiškai pabėgti, apsiverkti, nesuradau aš. Vaikai kviečia. Ir jisai žodžiu iškasi ir sako,
Ir aš sakau, Aurelijau, iš tikrųjų kažkaip, blem, rimtai sakau, žinau, kilindau, kažkaip ten kažkur kažką ir aš nelabai noriu. Ir toksai, žinai, bet nu toks, va taip žaismingai, kaip aš jam pasakiau, ir jisai toks, jo, nu sako, jo, gerai. Tai žiūrėk, padarom taip, vis taip greitai. Nes jisai prieš tai man papasako, ką daryti, kai baimės pradeda lysti, kaip jas identifikuoti, kaip baimę 10 balį sistemų įvertinti, kiek ta baimė 10, 9, 8, 7, kokios jinai spalvos, kurioje vietoje ta baimė pas tai yra, čia koja, nu, žodžiu, ten bairiai. Ir sako, bet kita stadija, kai ta panika ateina, panika visiškai, ta prasme, tu esi uždarytas karste ir tu nori išlysti, o užtrunka 10 minučių tave atkasti. Ir tu ten, ir nieks nejuda, o ten labai daug vietos nėra, ne? Tai vat, ką daryti, kai tokia panika, tai jis ir pasako, jeigu panika iki 50%, tai kvėpavimas, ramiai, galvoji, iš kur ta panika atėjo, kodėl atėjo, kaip su ja susidoroti, jeigu virš 50 jau turėki, sakai, aš ateinu, nes ten toks varpelis yra, kurį gali ir pas jį ten skamba ir jisai tada ateina, kas nutiko, aš noriu išeiti jau. Tai va, tai, nu ką daryti, tai jisai, žodžiu, duoda, ne šiaip, kad aš ten atsiguliu. Ir aš esu toj stadijoj ir jisai sako, žiūrėk, padarom labai paprastai, nes sako, ne vienas jau pas mane toks buvo. Sako, tu tiesiog atsigulk į vidų ir jau pagulėk, lik vat jau tu. Tik aš, sako, tavęs neužkas ir nieko neuždengsiu, tu tiesiog atsigulk. Aš atsigulu, guliu. Nu, tarsi, aš guliu kažkokioje erdvėje, nes matau ten dienos šviesą. Po 5 minučių aš kvėpuoju, po 5 minučių jisai sako, aš biškį pridengsiu, gerai? Jis biškį pridengė, aš vėl jaučiu jokių baimių, jokių nieko nėra. Jis sako, aš jau pilnai galiu uždengti po 10-15 minučių. Sakau, nu jo, uždengti, jisai uždengė tą. Užsimerkęs, o taip net suspaudė, žinau, net bijau atsimerkti. Tarsi atsimerkti tamsu, bet bijau atsimerkti. Ir sako, tai aš gal biškį dabar pradėsiu kasti, bet taip sako po truputį, gerai, aš jau taip biškį. Ir tas pirmasis jau. Tarsi tu miršti, realiai, tave užkasa gyvą. Ir pradeda lygiai ten visokie dalykai, įsivaizduoja. Nu, žodžiu, bet jisai tai po truputį užkasė mane, aš toliau guliu. Aš ten turiu savo praktiką, ką aš darau, aš ten, žodžiu, į meditaciją tokia įėjau. Ir aš ten išbuvau daugiau nei 3 valandas. Kokia aš su savim ten būdamas, kai man jau kasė, aš ten pradėjau ramintis ten. Galbūt širdies dūžiai buvo ten didesni, galbūt mano ta meditacija buvo gilesnė, aš ten toksai, žinai, visas. Bet paskui pradėjau ramintis. Ir man tas vidinis mano aš, kuris čia mane, žodžiu, visą tai įvėlė ir paskui bandė iš ten išvesti ir tos mano vidinės baimės. Jisai man sako, klausyk. Sako, tu 3 valandų čia tikrai nebūsi. Nes aš planavau 4, sako, tu 4 valandų tikrai nebūsi. Nes sako, jeigu suplanuosi, kad būsi, aš sako, čia tau tokį isteriją ištaisysiu, kad tau sako, per mažai nepasirodys. Nu, aš kalbuosiu su savim, tai yra normalu. Aš paskui papasakosiu, kodėl jums irgi tai reikėtų daryti ir kaip tai pasiekti, kad galėtumėte su savim pasišnekėti, nes turbūt protingesnio žmogaus už jūs nėra. Ar yra? Kas gyvena už jūsų gyvenimą? Jūs ar kažkas kitas, tas protingesnis žmogus? Jūs. Jūs žinot, ką jums reikia daryti savo gyvenime. Tai kol jūs su savim nesišnekate, tai, nu, visada galite eiti pas protingesnius, ne va jūs man pas protingesnius, bet iš tikrųjų vis galim kreipti. Tai va, tai aš guliu toj duobėj ir jisai sako, maks 1 valandą, maks. Sakau, nu jo, okei, davai, nu tai, sakai valandą, gerai, valandą, davai, pagulėsiu ir po valandos išeisiu. Bet aš viduj jaučiuosi, kad aš raminuosi. Po 5 minučių jisai prieina ir sako, valanda jau praėjo. Realiai aš nepragulėjau 20 minučių, man taip atrodė, jis sako, jau valanda praėjo. Ir nieks man nekyla. Dar po 5 minučių sako, jau 2 valandos. Geras. Ir aš guliu ir man toks guliu, žinai, prieš tai vienas bičiulis buvo, jis 4 valandas išgulėjo ir jam pradėjo stikti deguonies. Ir jisai sako, aš ten, nu, dar nakčiai planavau užsikadinti, jis per naktį planavo nakvoti ant toj duobėje. Ir jisai, žodžiu, sako, kažkaip aš pradėjau, bet va tas išlindo vidinė ta baimė mirčiai. Ir pradėjo jį ten kapstyti. Deguonies nėra, ten galva pradėjo skaudėti, man lygiai tas pats. Dėl to jis man papasako, aš jau turėjau prieš, atsiguldamas ten kažkokios tai informacijos apie tai. Tai aš jau vadovavausi, nes savo proto, jau man ten protas darė, bet tas mano vidinis aš vis ten man bairius darė. Ir aš guliu ir, žinai, jis ten po valandos laiko manęs klausė, sako, o kaip jautiesi? Sakau, žinai, čia deguonies trūksta. Jis, jo, okei, supratau. O tai ką tu darai, kad trūksta deguonies? Sakau, nu nieko, aš taip intensyviai kvėpuoju. Tai sako, tu sulėtini kvėpavimą.
Aš paskui, kai išlipau iš duobės, jis sako, žinai, žmonės ten po 3 paras išbūna, 16 valandų, 12 valandų, jiem deguonies nestinga. Tai sako, tu supranti, kas ten pas tave vyksta? Nes man atrodo, kad tikrai trūksta deguonies, nes man kvėpavimas sulėtėjo. Sako, tau dabar galvas skauda, kūnas ir atsiunčia galvos skausmą. O, bliam, kaip galvas skauda. Ir jis sako, 2 valandos, ką darom, lipi lauk, sakau, žinai, man biškį galvas skauda, čia tikrai deguonies trūksta. Tavrasi, jau mane neša, aš nėra taip, kad aš paniškai, isteriškai bijau, bet man jau krapšto, mano baimė. Ir pats pikas buvo, po kurio aš ten labai stipriai žvengiau. Tai aš guliu, ten, nu, va, tas momentas tarp 2 valandos ir 3 valandos, kur man atrodo, kad aš ten guliau 2 valandas, nes 1 valandą man praėjo 20 minučių, 2 valandą 20 minučių. Ir aš galvoju, jis jau neteina, čia jau 2 valandas. Vau, protas ten mane neša belė kaip. Ir man kažkur ten per vidurį, jisai savo, klausyk, tu čia planavai būti 1 valandą, mes tai buvom sustarę. Tai dabar žiūrėk, padarom, bet jis taip iš nieko toks. Ignai, žiūrėk, padarom tokį baimį. Tu dabar pradedi taip isteriko daužytis, ten bandyti išraust tą pirti iš kojų, bliam, ar lyski viršų, įsivaizduoji, bet tu neišlysi. Ir tu ten draskaisi tokius tas net kas, įsivaizduoji, kus kaifas bus, užsisterikosi. Aš kai pradėjau žvengti, įsivaizduoji, kai mane bando išnešti iš ten. Tai va, tai tarp pabandom ir tarp padarom yra didžiulis skirtumas, nes praeitais metais aš įsigandau, praeitais metais buvo Masters of Calm festivalis. Ir jisai mačiau, kaip ten tos žmonės užkasinėjo ir vaiką 12 metų užkasė. Ir jis ten pabuvo, mėgojo, išlipo, tipo, nieko tokio. 12 metų vaikas gali, aš negaliu. Ir aš nenuėjau, ir aš visai kaip nuėjau bėgo, žodžiu, ir aš ten neįlindau. Tai, žinokit, yra labai didelis skirtumas tarp to, ką jūs norit bandyti, ar visą gyvenimą bandysit ir darysit. Nuėjai ir paragavai. Ar kad nors ragavot uogienę per stiklinę? Nu, uogienė užsukta, ne, kaip kvepia, ne? Niekom nekvepia, ne? Kaip kvepia, tai jūs gal žinot, kaip kvepia, bet gal nematyto uogienė, gal neįprarūgus, nu tai okei, bet wow, kaip gražiai atrodo, jo, čia visai, kaip, nu dar tegul pastovi. Kaip uogienę reikia ragauti, atidarei pirštus kišai, o, pajutau, ne, va, o, geras, o, kaip skanu, kiek daug minčių, ne? Tai apie tai, tai todėl man tasai žodis pabandom, aš jį visai kitaip išverčiu. Kodėl sakau, kad nenorėčiau kalbėti apie savo sėkmės istoriją, aš apie ją gal šiek tiek pašnekėsiu. Aš galbūt norėčiau, kad jūs aktyviau įsitrauktumėt ir uždavinėtumėt man klausimus. Nes jūs čia susirinkot, ko? Atsakykit, ko jūs čia susirinkot? Nusakyk, nu. Motyvacijos. Motyvacijos, okei. Aš, žinai, ko aš čia atėjau iš šitą pasaulį? Aš atėjau įkvėpti žmonės pokyčiam. Tai per motyvaciją. Vienas iš tai galiu tą padaryti. Ko dar? Atrasti idėją kokią. Idėjų atrasti kokių, gerai. Kas dar? Kas dar kokie? Man tiesiog įdomu, ko jūs atėjo. Bandyt kažką daugiau daryti ir bandyti. Šitą žodį būtų fainai visai išmest, žinau. Nes, nu, tu supranti jo esmę, ne? Aš bandžiau į tą butelį mes, bet tai ir nenuvečiau. Bet jeigu aš mešiu į tą butelį, tai tu jį čia ir gautum. Ir tada man skauda, jisai mane metė, tai ką dabar su juo daryti. O jis bandė, taip ir neišmetė. tą žodį pakeitus kitu, tu gauni visai kitokią reikšmę ir visai kitokį supratimą. Ir kai tu eisi kalbėti su žmonėm, nu tipo draugelį, žinai, nu davai, pabandom ir tu sakai, tu suprantai, kad jie bullshitina, jie tau nieko nedarys. Supranti, kad nu ta visi pabandom ir tu taip, pala, o gal padaro mane ir tada tu jam pabandai paaiškinti, tada tu jam aiškini, ką reiškia pabandom, skirtumas tarp padarom, ne? Tai pasikeitus mūsų 10% žodžių pasikeis jūsų gyvenimas. Mano gyvenimas pasikeitė, kai mano va tokie pabandom, per negaliu, ne, va tie tokie jungtukai ne, jie dingo. Pas mane nėra kažkokių, aš viską einu per teigiamą. Nu, pavyzdžiui, vaikam aš nesakau, nedaryk, neliesk, neimk. Vaikas negirdi ne, jisai girdi imk, liesk, daryk. Kai aš pradėjau jam, toks jisai kažką, aš jam klausyk, o galim gal kaip nors kitaip susitarti, kodėl tu nori imti šitą daiktą, prašau, neimk, ne? Ir aš tada galvoju, geras, įsivaizduoji? Neliesk. Neliesk, pasakiau! Būk geras, o galim kaip nors gražiai susitarti? Ne, aš noriu daryti. Aš suprantu, bet gal einam kažkaip pažaisim ir tas neigiamybės tos dingo, žinokit, keičiasi gyvenimas, eina savo. Nes paskui tu sėdi kavinėj ir ten neliesk, neimk, nedaryk ir visi vieni kitiem mes taip šnekam, nuo ryto iki vakaro. Įsivaizduojat? Ir einam tiek daug metų tol, kol nesustinkam kažkokiuose kursuose, kažkokiuose paskaitose, seminaruose, kažkur kažkokio video nepamatot, kur toksai ateina įkvėpimas kažką keisti.
nepabandyti kažką keisti, o paimti ir pakeisti realiai. Paragauti, užsikasti duobę ir išlindo žinoti. Aha, duobėj buvo fainai, 3 valandas. Jisai man sako, ir va, kodėl aš iš tikrųjų lindau į tą duobę? Nes aš bijau, tikrai, aš tai bijau ir jisai man sako, bet jisai man pasakė vieną dalyką, sako, Ignai, aš su daug žmonių bendrauju. Yra didžiulė bendruomenė, kuri susibūrė iš, taip kaip tu ir sakei, hobio, aš sportavau. Dabar yra mūsų apie 15-20 tūkstančių narių, kurie yra per visą Lietuvą, yra Vilniui, Kaune, Klaipėdoje. Ir man tenka didelis krūvis, nes aš einu į žmonės, su jais kalbu, aš vedu treniruotės ten, paskaitos, Studfeste, 4000 žmonių. Jūs žinot, ką reiškia stovėti ant scenos, kai yra tiek daug žmonių ir kiekvienas iš jūsų į mane turi kažko vis, nežinau, kritikos, ten jo batai, jo kojinės skirtingos, keistuolis, nu ta prasme, koks fainas, jėga, man jis patinka, boring ir taip toliau. Ir jūs kažką vis į mane va tokio siunčiate, ne? Ir jūs iš manęs imat, aš išeinu čia po pusės valandos ir toksai. Kaip po geros treniruotės. Ir jis man sako, žinai, Ignai, norėdamas Aurelijus, norėdamas atlaisvinti savį vietos, tu turi iš savęs baimės pašalinti, kai kurias. Kad pas tai atsilaisvintų vietos energijai, naujai, kurią tu galėtum dar spinduliuoti skleidžiant žmonėm. Ir aš iš karto kažkaip dabar pradėjau gilintis į Tony Robbinso veiklą, pradėjau matyti, ką jis daro. Nesusitikau Lietuvoje per Masters of Co festivalį su žmogum, kuris daro kvėpavimo praktikas. Žinot, kvėpavimo praktikos kokios gali būti, ne? Kas esat girdėję apie rebefingą, pakelkite rankas. Tai gilus cirkuliacinis kvėpavimas, kuris tai gali nukelti iki gimimo. Kaip tu gimėjai, tu prisiminsi, kaip tu gimėjai ir galiu iškvėpuosi visus savo gyvenimo sunkumus, skaudulius ir taip toliau. Labai plati tema, bet jisai yra labai geras tame, 40 metų tai daro. Ir jis, kas žino Tony Robbinsą, žinot? Jisai... Jisai labai kietas. Nu gerai, nežinau, kas nors žinot Barack Obama? Žinote, ne? Tai Barackas Obama yra kietas tame, ką daro, tai Tony Robbinsas yra pats kiečiausias pasaulyje, lyderystės, coacheris, įkvėpėjas, ten žmonės traukia iš visų bėdų, ne? Bet jisai toksai, jisai įkvėpė, jisai atsistoja ant scenos, pasidė 10-20 tūkstančių žmonių sceną pilna ir jisai vienas vaikšto ir pasakoja. Tai va, tai kokio masto žmogus? Įsivaizduoja 20 tūkstančių žmonių. Tai kaip ten iš jos virvė. Tai aš susitikau masteriuose su žmogum, kuris veda, pas jį skrenda ir veda jam tuos užsiėmimus kvėpavimo. Ir tai yra tam, kad atlaisvinti jam energijos, kad kažkokias baimės, kažkas, kas pas jį sulenda tą, ką jūs visi man čia sumetat, kad aš kažkokiu būdu kažkaip gražiai ir išleisiu. Per gilu. Tai aš noriu iš jūsų klausimų. Nes tada gaunasi taip, kad jeigu jūs neturite klausimų, bet ko jūs atėjo čia? Galim baigti. Man tai klausimas kyla, kaip išdrįsti gyvendinti savo svajonės. Tarkim, aš jas turiu savo talentą, turiu savo pomėgius, bet ta drąsa kažkaip tarsi stabdo, kad žinau, kas laukia. Tiesiog žinau tą veiklą, tą darbą ir visą kitą, ar aš pagėksiu ir panašiai. Tai tiesiog tas išdrįsimas. Noriu jausmą. Žiūrėk. Einu ir vedu tave į jūrą. Einam į jūrą kartu, ne? Ir einam. Ir tu nesupranti, kas daro. Mes einam gilyn ir prieinam va čia. Pradeda plaukti. Ne. Va aš einu su tavim. Ir staiga iš niekur nieko. Aš tave panėlinu žemyn. Kas atsitinka? Tu nustoji kvėpuoti. Lauki. Kada aš paleisiu, nes tu nesupranti, kas daros. Aš stipresnis už tave. Tu man draskai bandai išėjti, o aš tau neleidžiu. Ir trūksta oro, bet tai trūksta oro, kad tuoj mirsi, atsijungsi. Ir tas toks, esi kada nors nekvėpavus. Ta prasme, taip žinai, kad kažkur, vis tiek mes bandėm vonioj padaryti, kažkur, žinai, tipo, kažkaip. Ir tas toksai, kur tipo jau toks... Taip nori kvėpuoti ir va tas momentas, kai tu taip nori kvėpuoti, tu paimi ir tipo aš tą išleidžiu. Ką tu darai, tu manęs vos neužmušė? Ir ten pradedi rėkti. Ir aš sakau, jausmas koks. Aš labai norėjau kvėpuoti, va taip kikiu. Tavo veikla. Tavo veikla, kurią tu darai, turi būti tokia. Kiekvieną mielą akimirką tu taip turi jaustis. Tu taip nori ją daryti, lyg norėtum įkvėpti va to oro, kai tu esi ten po vandeniu. Tarsi, kai tu nori sysiu, ar tau yra problemų tai padaryti, ten tau spaudžia, žinai, ten bandai tualetą, durys atidarytos.
uždaryto, žinai, spyriai, kažkur nuėjai padarėjai, bet, nu, ta prasme, tu blogiausią atveju padarysi, bet tas jausmas, kai tu kažko labai nori, bet kaip nori sysiu arba kaip nori įkvėpti, tokiu jausmu vedamas tu eiti ir daryti tą veiklą. Nes jeigu tavo veikla nėra apie tokį norą ir apie tokį troškimą, tai galbūt tai nėra tavo veikla. Galbūt tai nėra tavo svajonė, galbūt tu manai, kad yra tavo svajonė ir tu galbūt ją pradedi daryti ir gal iš to ateis kažkas kitas. Nu,